Parodysiu jums, kaip statosi vilos Karpas Akol Marina. Va, pažiūrėkit, kaip atrodo vietovė. Šį čia yra uostas. Gate Marina vadinasi. Čia. Tenais va yra šitas įvažiavimas. O va šį čia va šitą va įmonę Akol Global stato ir jau baiginėja, jau paskutiniai stadijoje yra šitos vilos. Jums aišku labai domina kainos. Dar eisime pažiūrėti tenais viduj. Kainos yra 550 000 sterlingų šį čia, o tenais sekančioj eilėje yra 525 000 sterlingų. 3+1, tai reiškia 3 miegamieji. Ir 256 kvadratiniai metrai. Eikime pasižiūrėti. Ši čia tikrai bus su geru vaizdu, va, terasos ant stogo, su vaizdu į jūrą. Tai va šitie, kur yra toliau, tai jie kainuoja 25 000 pigiau negu va šitos pirmoji eilėje. Va, kaip matot, va, čia yra pertvara vidury, tai va viena čia yra parsituoda, čia kita. Čia vienas savininkas, čia kitas gali būti. Atskiri vienetai gaunasi. Tai va, buvo 24, dabar liko 8 vienetai. Tai paskubėkite, nes jų ir neliks šitoje vietoje. Ir čia daugiau tokių nelabai yra Akol Marina. Tai va. Aišku, kitų objektų yra, bet jeigu patiko labai šita vieta, aišku, paskubėkite, nes jų neliks. Ir kainos tik tai kyla. Eikime pasižiūrėti į vidų įleis. Пойдем посмотреть там внутрь. Конец августа, конец сентября уже больше не сдача. Vienu žodžiu, už poros mėnesių bus gatavi, jau viskas pridavimui. Čia jau baiginėja, vat, plyteles, kur sudeda dar kažką. Va. Paskui čia nais, davai pažiūrim vaizdą. Čia va baseinas bus, va, vila su baseinu, vaizdas į jūrą. Taip. Na, čia jau padarytos lubos, sienos, viskas. Čia tik tais liko dar jungtukus sudėti, va čia tokius dalykus padarys. Sanmazgas va ten padarytas. Marmurinis paviršius, va. Akrilis. Tai va, su marmuriniai stalviršiai. Gerai. Eikime, čia bus tualetas vonia. Lipam laiptais į antrą aukštą. Pažiūrėsim, kokie ten tie kambariai. Kambarys. Aukštos lubos. Va šičia bus dušo kabina, tualetas, kriauklė, viskas bus įrengta.
Vaizdas į uostą. Čia kas mėgsta pažvejoti, galima išsinuomoti laivelį žvejybai arba šiaip savo paplaukėti arba nusipirkti. Taip. Va, einam į balkoną. Va, vaizdas baseinas apačioj. Vaizdas. Čia va, spinta įmontuojama jau įdėta. Lipam į viršų. Nu va, terasa tokia. Labai geras vaizdas iš terasos atsiveria. Tiesiog super. Matosi va visas uostas, jūra matosi va ten. Tikrai gražus vaizdas. Čia tikrai bus faina, prabangi vieta gyventi. Šitoj salos dalyje yra žymiai daugiau žalumos. Pagrinde labai daug auga figų medžių, figos, granatai, viskas. Visi tropiniai. Tai va. Domina vilos 550 tūkstančių arba pigesnės, va ten toliau. Vien dėl to, kad jos yra va ten, va, kitoj pusėje gatvės, tai jos 25 tūkstančiais pigesnės yra. Bet irgi kaina truputį virš 500 tūkstančių. Svarų čia aš kalbu. Sterlingų. Tai va tiek apie šitas vilas, jeigu turite klausimų, gal kažkokių pigesnių jums reikia objektų Šiaurės Kipre, tai rašykite į WhatsAppą arba palikite savo telefono numerį, mes susisieksim.